Mindaugas Tumonis, slapyvardis Tomas Kvaršys, rugsėjo 28 būtų sulaukęs 85 metų. Mindaugas Tumonis buvo ne vien mokslininkas, inžinierius, bet taip pat gilus mąstytojas, tiesos ieškotojas, labai kūrybingas, plačių užmojų poetas. Jo kūnas rastas 1975 metais, lapkričio 5 dieną ant geležinkelio bėgių ties Rasų kapinėmis Vilniuje. Jam anuomet tebuvo 35. Oficialiai buvo teigiama, kad poetas nusižudė, tačiau daugelis jo aplinkos žmonių teigė ir teigia, kad tai buvo sovietų represinių struktūrų organizuota žmogžudystė. Taigi, pagerbdami mūsų tautos didvyrį Mindaugą Tumonį, prašau pagerbti tylos minutę. – 1970 m. kovo mėnesį Ateizmo muziejaus atsiliepimo knygoje Mindaugas Tumonis parašė įrašą. Baimės valdoma visuomenė visuomet amorali. Todėl panašiems reiškiniams mūsų liaudyje labai reikia užkirsti kelią. Ateitis priklauso tiesai. Todėl tikimės, jog visi, kurie dar nepajuto dvasinio atsinaujinimo būtinybės, susimąstys apie tai ir prisijungs prie tų, kurie visą gyvenimą gyveno dorai. Tiesoje arba jau suprato amžinojo dvasinio atsinaujinimo būtinybę, tegul visus tikinčius ir netikinčius vienija vienas Dievas. Tiesa. Su Mindaugu turėjau nemažai tokių dvasinių pokalbių. Supažindino mane Algirdas Patackas. Turėjau dar bendrą tokį ryšį, kai abu rašėme eilėraščius. Tai aš po Mindaugo nužudimo po laidotuvių parašiau tokį trumpą eilėraštį, kurį aš jums paskaitysiu. Nagai juodos nakties sudraskė paukštį. Purvę nebaltą kūną paskambino. Giesmės baltos tik nesudraskė. Jis skrido širdimis kitų ir lūpomis kitų kalbėjo. O saulė priglaudė visas. Kitą eilėraštį parašiau jau 95 metais, kai pastačiau ties jo žūties vieta konkrečia ant kalniuko kryžių didžiulį ten. Ir man baisiai rūpėjo, kaip tas kryžius atrodo traukinį važiuojant. Sėdau šitą traukinį ir važiavau ten atgal ir grįžau su kitu eilėraščiu, irgi skirtu Mindaugui Tumoniui. Probėgantį vagono langą siluetas, įgavęs kryžiaus ženklo formą, tarytum užmirštas visų poetas, netilpęs į pasaulio normą. Mindaugas Tumonis. Nereikia ovacijų, nereikia pagarbos, vainikų, nereikia marmuro lentos, tik tai žmogaus, kuris skaitytų
kuriam rašyčiau nuolatos. Tiek džiaugsmo sielai prisirinko ir negaliu tylėti ir laukti. Tai reikia paukščiui, giesmininkui, klausytojui. Tegu nedaug. Tai reikia saulei gyvo žiedo. Tai reikia vėjui, debesies, kai nebebus giesmės girdėti. Kape širdis ilsės. Smegenų praplovimas. Man sakė, per daug galvoju, per daug nuodėmingų minčių. Ir aš jau galvot nustojau, kvailai išsišiepęs kenčiu. Man sakė, išplaut reiks galvą, mat smegenys jau užkrėsti. Aš pats atėjau į pagalbą, norėjau švarus būt matyti. Man sakė, bravo, tu sveikas, daugiau nemąstysi tikrai. Teisybė. Ir kamgi to reikia? Daugiau nebereiks. Kelio ženklai. Dar pradžia tik. Dar tolimas kelias. Negreit dar sudils dėl čia, o dulkės po kojomis keliasi kaip ženklas. Praeiti čia. Dar pradžia tik. Dar eisi ir eisi, užvingio kiekvieno kančia, kur kojas statysi, vingiuotojo kelio belaisvi, lyg ženklas, praeiti čia. Dar pradžia tik, dar kupinas ryžto, skubi širdimi išdidžia, keliu tuo niekas negrįžta, tik ženklas, praeiti čia. Telieka kas žingsnis, kas vingis, o skendi migloj pradžia. Ir kam tie ženklai reikalingi? Praeiti čia. Vienas. Sėdžiu ant kalnelio, debesis ganau, švilpauju po nosim tylutėliai, pasiimk, jei nori, visą žemę savo, išbučiuos ją mano debesų šešėlį. Vėjo botagu pliaukšėdamas ganysiu debesis. Aš vienas, tu ir jūs visi eisite pro šalį, pro padangų myslės, švilpsiu tylutėliai. Tik dangus klausys, eisite aplink žemę, eisite, skubėsite, eisite ir eisite. Žemė apvali, debesį atsiųsiu, baltame pavėsy būsit, be šešėlių, gražus, dideli. Skridimas, skiriamas MKČ. Skriesiu, nuskrėsiu, ne paukštis ir ne žuvis ir ne žmogus, kelioniai kviestasis aš. Skrisiu erdvėm didelėm, virš gražaus mažyčio pasakų krašto, kur aidi Europos širdį seniausia padangų kalba, kur dainos pasaulį gražiausios, taip žydi pievos ir ošia girios, taip gieda paukšteliai, miškuos ir laukuos. Tylioj amžinybė šventovė. Žodis.
Vėl ieškosiu žodžių nekasdieniškų. Vėl klajosiu vizijų takais, vėl nubrisiu tūkstantmečiais vienišas ir norėsiu žemę vėl pakeisti. Ar per mažą debesų padangė, ar mažai dar siautė viesulai, ar mažai perkūnas giria trankė, liko tik šventieji ąžuolai. Ar surasiu aš tą tikrą žodį, už kurį mane ant kryžiaus kaltų? Ar surasiu ties, kur parodys, kas iš tikro juoda, o kas balta? Mano daliai teko prakeikimas, amžinai tarp vizijų klajoti, vėl kartosiu, vėl ir vėl užkimęs, kur man rast vienintelį ir tikrą žodį. Ten buvo vargstama, ten buvo tikima, ten buvo mokoma gyventi ir žūti, ten buvo sodai širdžių ir dykumos ir nežinia. Tenai galbūt ten gaudė vėtrungės ir kryžiai vėjuose, ten mėnuo plaukė virš nakties kalbų. Ir tu padangėmis buvai atėjus, o gal palaukiamis, galbūt ten melą aukštino, ten dangų niekino, ten tiek nežinomų kapų, ten dainos ašaros, ten laimė niekino, o galbūt išeik strazdelį į laukus ir nusijuok, atmetęs ilgus plaukus, giedos visi aplinkui paukščiai ir vienas keistas toks, su dantimis, o dulkės vakaro raudonos ant skvernų. Rudens elegija. Kurgi tas tavo Dievas? Iš psalmės. Mergaitės dvi tylėdamos lėtai nuėjo, tolyn, tolyn. Rudens baržų alėja, ištirpdamos šviesių spalvų mirgėjimą. Lyg muzika erdvė, lyg nuostabus preliudas, lyg įžanga į rekvijam. Ir tyliai atsiskleidžia būtys, nykos erdvėms. Jau duoklę aklas laikas renka, jau tamsus debesų žirgai gal paskutinį kartą žvengia. Ir paskutinės gervių poros nuklykia su vėju, mergaitės dvi tolyn, tolyn, ištirpo rudenio alėjoj, liūdni aidėjas palydėjo. Mindaugas Tomonis, Čiurlionio amžiaus, susipažinau su juo kaip čia buvo minėta, lankiausi jo namuose ir kitoje vietoje du kartus. Toj kitoje vieta, kuris buvo įkraustas vasaros penki, jis parodė 600 klausimų lapų, kelis lapus. Ir sakė, jeigu aš į visus gerai atsakysiu, tai viskas yra gerai. Gali važiuoti namo. Tai va, sako, aš atsakiau į visus. Mes sako, atkreipė dėmesį į du. Vienas apie tikėjimo laisvę, o kito aš jau dabar neprisimenu. Bet sakė, aš juos padariau įrašus. Ir sako, man ir sako, kodėl tu darai tos įrašus? Sakė, nedaryk to įrašo ir čia visas pakankamai. Važiuok namo. Tai, sako, negaliu nedaryti. Tai
nežinome, kaip viskas buvo. Kada lankėmės jo namuose, pirmą kartą Mindaugas Kulmonis atskleidė čiurlionio reprodukcijas. Ir tose reprodukcijose jis rodo pirštu. Sako, juose yra, sako, dar niekas to nebuvo matęs, juose yra antrasis planas visose šitose paveiksluose. Ir tas planas matosi iš įvairių kontūrų, iš įvairių kitokių dalykų. Ir sako, jis tikrai egzistuoja. Tai ir kada atskleidimui tokios išvalgos skiria gana, mes tada atsimename, kaip vėlyvo vakarą. Yra jo kūrinys, filosofinis eseistikos, vienas iš geresnių Lietuvoje kūrinių, tai Žinia. Žinia yra paremta, jos motyvas, visos žinios yra Čiurlionio kūriniai. Pati Žinia yra iš Čiurlionio paveikslo. Tai ir pati Žinia tai yra laisvė. Ir laisvė skleidžiasi tikėjimu. Ir kiekvieno šito eseistinio kūrinio, kuris praktiškai yra laisvos kūrybos mano metų dokumentas. Tai kiekvienoje pastraipėje, sakykime, skyriaus pabaigoje yra pastraipa apie laisvę. Ir apie tikėjimą, kurioje ta laisvė skleidžiasi. Praktiškai ir visada tas visas eseistinis kūrinys, kuris beje, tais laikais vis dėlto vakaruose buvo jau populiarus žanras, tai jis yra būtent skirtas šitai sklaidai, tokios idėjos. Filosofinė tokia prasme, jis yra paremtas atskūrinys, paremtas tokia labai rimta ir tuo metu taip pat labai išpopuliarėjusi krikščioniškai filosofijai, būtent Teilhard de Chardino konstrukcija. Teilhard de Chardino kūrinys žmogaus fenomenas, kuris dabar yra lietuviškai išverstas. Tai tuo metu buvo gana įtakingas krikščioniškos filosofijos erdvėje. Ir jis praktiškai būtent visą remiantis, sakykime, iliustracijomis iš Čiurlionio paveikslo ir buvo visas šitas kūrinys sukonstruotas. Tai yra jo poetinė kūryba. Man prieš kelis dešimtmečius teko šio klausimu pasisakyti, bet aš negalėčiau nieko geriau pasakyti, negu pačiam rinkinyje Žinia yra tai padarė Sigitas Geda, su kuriuo jis bendravo, susirašinėjo ir ne tik tai su juo. Tai ir lygiai taip pat tokia išskleista jo gyvenimo biografija. Būtent yra padaryta krikščionyskupo Jono Borutos, kuri iš tikrųjų viena geriausia, sakykime, Mindaugo Tumonio biografija. Ir ne tik tai apie jį. Šiaip daugiau Žinia nebuvo nei pakartotinai išleista ir kažkaip, kadangi mažiau dabar buvau skaitęs, matęs, jo išleistų eilėraščių kokį pakartojimą ir panašiai ar rinkiniai. Bet vis dėlto tie įeina, poetinė kūryba iš tikrųjų įeina į Lietuvos poezijos aukso amžių. Ir pats iš tikrųjų yra Mindaugas Tumonis vertas palyginimo su Čiurlioniu.
Tėvo laiškas gimus Mindaugui. Maniukai, gimiai aukdurų metu, gimiai grūmantis įvairioms idėjoms ir jėgoms, vyksta pokytis reikšmės dalykams. Tačiau svarbiausia vieta, ką tu turi atminti visą gyvenimą. Gimiai lietuvis. Lietuvis visada turi būti. Tavo gyvenimas pirmoje eilėje turi būti skirtas tavo tautai, kaip jai buvo skirti senovės Mindaugo žygiai, kaip jam skirtos tūkstančių lietuvių dienos. Džiaukis esas lietuvis, tavo tauta, maža tauta, gal ir labiausiai kentėjusi tauta, bet tuo pačiu didi. Kadaise pirmaeilė Europos galybė, jėgos ir klastos viesta į vergijos pančius, o ilgų šimtmečių prisikėlė iš mirties miego ir dabar kovoja už ateitį, nugalėdama sunkias kliūtis. Atmink, kad pirmieji žodžiai, kuriuos tu pratarsi, yra seniausios Europos kalbos žodžiai. Atmink, kad kraujas, kuris tavo gyslose teka, yra artimiausias atskaitinių, kalbėjusiems arijų protėviams, o taip pat seniems graikams ir romėnams. Tave į gyvenimo kovą šaukė šventųjų gyrimo ošimas. Liepsnuose stovis Pilėnų Margiris, šarvuotas Mindaugas Kęstutis, Vytis ties Žalgiriu, prie Jaunųjų jūrų ir ties Maskvos vartais. Lietuviškas kryžius, juosta, šimtai liaudies dainų, baudžiauninkų lūpose, į Sibirą tremiamiems tremiamų knygnešių. Maniukai, ženk į gyvenimą, įsisąmoninęs protu ir širdimi, kad lietuvis esi, kad savo tautai gyventi turi. Užauk, Mindaugai tvirtu ąžuolu šventojoje lietuvių girioj. Perlamutria šitie žodžiai. Skaisčios, baltos lūpos vėjas. Įtamus į sielą grožis, tyrumas nuregėtas. Nežinau, taip išlikę, bet įstrigę mano galvoje. Tos eilutės. Aš esu bendražygis, nes mačiau porą kartų, gal pasakyti, bet atskatą patį. Tai bendravo, kad buvo ir tiesiog buvau sutikęs ir tokia pažintis. Ir tuo metu tam bendravo, tai šituo eilėraščiu, tokiam konkurse pirmą vietą laimėjo tuo metu. Ir štai kūryba buvo daug kalbėta apie Mindaugo kūrybą. 50 metų negalėjo dar gyventi, galėjo būti prisikurti. Štai ir tas įstringa. Aš apie tą kūrybą daugiau nesugebu kalbėti. Galiu tik tai paskaityti, pasidžiaugti. Bet jis paliko savo gyvenimą. Ir tą gyvenimą aš galiu tik paniūdėti, nes dažnai jo gyvenimą sutinku. Čia buvo minėta tas Garvežys. Jis apskritai išėjo, tos vaizdinys kyla, jis ėjo prie to Garvežio, prie tos sistemos ir pradėjo stumti. Tu čia ne vieta. Aišku,
nepastums tos sistemos tuo metu. Nors kaip matėm, po kiek laiko buvo įmanoma pastumti. Tai jeigu nieks nebūtų bandęs stumti, tai tas garvežys, jisai toks yra, jeigu ateina instrumentų, tada jis pasijudina ir ant jo užvažiavo ir sutraiškė. Ir ten visai nesvarbu, kaip ten, kokia ten detalės, kokių 4 mėnesių ligoninėje žmonės, kurie yra depresuojančių vaistų, jiems būdavo vartojama pasakoja, reikia, kad tokia nors šokų noris, tai čia nėra apie ką kalbėti. Bet štai buvo dar viena prisiminimas, esu pasakojęs, nes ką tai kas ir turiu prisiminimą apie Mindaugą Pilsų, tuo pačiu Algirdu Patacku. Jis kaip visada pasiėmęs, sudėjo rūbų į tokį krepšelį ir tvorą kažkur tai ten pasmylę į vasaros gatvę, nes ten nuėjo visą. Ir Mindaugas atėjo, nežinau kaip jis sugebėjo susitarti, jis atėjo ten sonelį po alyvom, jis siūlė bėgti šitos ligoninės. Patackas buvo, bet Mindaugas nebėgo, bet jis papasakojo. Taip, įdėjo insulino injekcijas, taip supratau. Aš žinau, kas tai yra, man teko aukštoje mokykloje stebėti, nesu medikas, bet žinau, kas tai yra, šoko terapija. Ir paskui po tos terapijos pasikeičia ir klausė, tai ar Lietuva okupuota? Tai kad taip, sako. Tas gražys stovi ne vietą. Ir jisai gauna dar vieną injekciją. Tai štai, suprantat, sąjungos gali prasidėti. Savęs turintis būdas. Ir galima užlipti. Gal pradžioje atsargiau, bet netruko, vieno kitas ir užlipkite į būdą ir pasakai okupantą lauk. Ir loja tau. O kur Mindaugas? Tai va, jis ir dabar yra. O mes vėl tai būdos. Negalime užmiršti. Nėra 100% įrodymų, kad Tumolis buvo specialiai pasiųstas po traukinį. Sovietų valdžia tai vadina savižudybė. Bet yra faktas, kad jis buvo ypač pavojingas drausmingai išrinktos moliūgų ir pionierių, komjaunuolių ir komunistų sistemai. Po viešų valstybinės religinės laisvės žmogaus teisų reikalavimų 2 kartus uždarytas pergydymui į psichiatrinį, kol pagaliausiai 35 metų rastas ant bėgių. Nėra 100% įrodymų, kad baltistikos profesorius Jonas Kazlauskas buvo KGB nustumtas į dėlį, kad Helsinkio grupės narys kunigas Bronius Laurinavičius Sankryžoje buvo pastumtas po sunkvežimiu,
kad katalikų bažnyčios kronikos kūrėjas kunigas Jonas Zdebskis buvo nužudytas autokatastrofoje su pienovežiu. Bet yra faktas, jog visi jie buvo labai pavojingi tuometiniai sistemai. Kad jų žūties bylas ženklina KGB bruožas, nusikaltėlių neišaiškinamumas. Aš neilgai pasirodau Vytautą Togonį, bet turiu pasakyti tokį dalyką, jisai mums šitą remontuodavo paveldo objektus. Ir jam vienas remontuoti Kryžkalnio ordiną. Reiškia, Kryžkalnio, kur tarybinių karių, antrajam pasauliniam kare žuvusiems gelbėtas pasakytas paminklas. Jisai, aš tokį radau raštą, kad jisai parašė šitas raštą, kad aš tada remontuosiu tą Kryžkalnio ordiną, kada bus pastatytas paminklas mūsų tremtiniams, išvežtiems ir žuvusiems Sibire. Tai va, tai tokį žinau faktą ir paskui žinau, kad reiškia prievarta. Prievarta reiškia, rodas minėjo Simonė Derbai, kitaršikas, fotografinis, žinoma, vaizdais vadinti negalima, nes čia yra, buvo jam naudojama kaip nuodas kankinimui, žodžiu, ir jį nepaprastai kankino, tai va tokia buvo jo mirties priežastis. Prie savo šaknų aš trokštu atrasti amžinybės svorį. Ten aš tikiuosi atgauti jėgas rasti, maitinantį šaltinį, kuris pasotintų mane. Nesvarbu, koks ir kur aš bebūčiau. Ten, prie pačių šaknų, baigėsi visi ieškojimai, dingsta troškimai, lieka tik laisvė būti amžinam.